Taigi, gerbėmiai ponai, nežinau, ar jūs čia mane matote dabar ar ne, kai pats save filmuoju, tai va, taip va, ir nieko nežinau. Bet faktas tas, kad norėjau parodyti, kad visą dieną šiandien dirbau trumpom rankovėm. Ir štai jums balandžio 20, nežinau, 19 ar 20 šiandien, bet, žodžiu, balandžio mėnuo, šaunumėlis, puikus oras, sodyboje nuostabu leisti laiką. Dabar dar parodysiu dar vieną dalyką. Nu, ačiū, jau aš pasifilmavau. Va, žiūrėkit. Ant kokio sėdėjau darbelio. Čia karališkas mūsų krėslas. Nudažytas gražiais jachtų lakas. O čia viena sėdinė. O kitam dar čia naiso galima sėdėti. Žodžiu, štai toksai suoliukėlis. Sodė. Na, ten būna hamakas. Čia va kabo, hamakėlis vasarą ir supamės čia. Štai juodieji serbentai. Nuostabusis šitas juodas serbentas. Ir 5 krūmai šaunuoliai. O šiandien dar truputėlį turėjau tokį reikalą sutvarkyti štai šitą mūsų bespyglę grastą. Jisai visiškai voliojasi palei žemę. Ir kaip jaunų žolė labai sunku jį buvo. Nu tai ką, sugalvojaugi šitokį va tvorelį. Padariau. Pakėliau. Nu ir visai neblogai, sakau, gavosi. Gal jam patiks šitai paaugti va. Nu ir jisai nekliudys man pjauti žolytę. Tai va. Tai tokie va štai darbeliai. Žinokit, optimizmas buvo užpuolęs. Tai netgi ėjau žiūrėti, ar neišdygo dar bulvės tas ankstyvos, kur pasodinom. Bet dar neišdygo. Galiu jūs nudžiugint, ne pas jūs vienus neišdygo, pas mus dar irgi ne. Ir žirniukėliai, aš tai kokį tai vieną ten mačiau, bet danguolė sako, kad ten ne žirniukas. Reiškia, ko gero dar neišdygo. Tai turim tik tai rūgštynių. Garšvų, dilgėlės mes čia dabar jau valgyt pradėjom ir visokius dar ten pienių lapelius. Nu tai va. Tai viskas tada šiam kartui irgi tiek. Visų gerų, nuo Bulvienojaus atsisveikinu.